Ačiū Šiauliams, ačiū Šiaulių merui Artūrui Visockai, kad šiandien Šiaulių kultūros centre turėjome galimybę kartu su sporto bendruomenė diskutuoti apie sporto ateitį Lietuvoje. Sportas paprastai nedalyvauja rinkimuose. Šįkart mes norėjom pasielgti šiek tiek kitaip. Mes turim pasirašę susitarimą su politinėmis partijomis ir apie jį šiandien kalbėjom ir jį pristatėm sporto bendruomeniai. Labai vilėmės, kad po parlamento rinkimų mes būsime labiau girdimi Lietuvos politikos padangėje. Šiandien mes būtent apie tai ir kalbėsime, apie pačią sistemą, kurios mums trūksta, apie tą piramidę, ties kurie mes turėtumėm galvoti, kad ta žvaigždė, ta renta, tas čempionas, tai yra tik tai vienetai, kurie savo atsidavimu rodo pavyzdį labai daugam. Vakar praeitis ir galbūt sėkmė kažkurie prasme, šiandien dabartis ir realybė ir rytoj ateitis ir nežinia. Galime tai pasakyti. Sporto žmogus nuo trenerio kylantis link švyturio, tarkim, olimpinio medalio, Lietuvai jis rūpi todėl, kad jis būtų švyturiu. Aš truputį gailiuosi, kad mūsų dažniausiai visos reformos vyksta taip, kad mes nukertam tai, kas buvo ir pradedam išradinėti kažką naujo. Sportas yra neatsiejamas nuo politikos. Čia aš kalbu apie geopolitinius kontekstus. Bet kuomet politika tampa neatsiejama nuo sporto ir mes pradedam kalbėti ne apie piramidę, mes pradedam kalbėti ne apie sistemą, mes pradedam kalbėti apie politizuotus sprendimus, vardan kažkokios tai antraštės ar geresnio atrodymo, palaidodami tai, kas buvo praeityje, kyla tam tikrų klausimų ir iš. Mes visi turėtume daryti vieną tikslą. Tai yra būtent tai tikslai, kuriuos mes sutarėm ir einame. Nevyriausybinės organizacijos, konkrečiai kalbu apie sporto federacijas, spėtinės organizacijas, niekada nedalyvavo politikų. Bet mes pradėjom kalbėti prieš rinkimus su politinė partija. Nes nugelbėti federacijos ir spėtinės organizacijos trūksta prie stulės. Kalbėtis reikėtų tikrai dažniau ir tų progų rasti mažose grupėse, paskui išeiti su diskusija jau plačiai diskusijai. Vaikas yra svarbu, treneris yra svarbu, arba turim pasakyti, kad tavo sporto šaka nesvarbi. Kaip tu drįsti tą pasakyti? Niekaip, vadinasi, teks susitarti.